Sveiki visi žiūrintys mūsų kanale Suvalkijos Feeder klubas. Šiandien esam visiškai priešingoje negu Suvalkijai. Esam Utenos apskrity, Nemeikščių užtvanka, vaikystės tvenkinys, kaip sakant, vienas iš vaikysčių tvenkinių. Buvom šiandien nuvažiavę prie kitų, tai nebuvo tokio patogios vietos, ką šiandien viską radom. Tai pabandysim pagaudyti vaikystės tvenkinį. Informacijos visiškai nieko nėra, tai kas iš vaikystės lygia, kai buvo 10-12 metų, tai ką turim plius minus, tai pasiskanuosim dugną, pasimaišysim jaukus, gaudysim su broliu, tai jam duosim vienus jaukus, aš pats naudosiu Latvių gamintojo ir senso derinuką sumaišysim, pabandysim, pažiūrėsim, kaip čia viskas išeis ir manau viskas bus gerai, nusiteikimas geras, oras puikus, bangelė minimali, viskas yra gerai, tai žodžiu, einam tvarkyti, ruoštis ir gaudysim. Ką, šiandien išbadysim pas Rimą Kudirką, užvažiavom, pasiėmėm, labai patiko pakelis ir frakcija. Latvių gamintojas yra, Oko Sport vadinasi, kažkas panašaus tokio. Tai supilsim šitą, supilsim Senso Brimo 3000 ir dadėsim dar saldiklio, biskvito biškį ir viskas bus gerai. Už mūsų tvenkinys nuostabus, turėtų labai patik šitas jaukas, tai išbandom frakciją. Matote, yra žalių dalelių visokiausių, turėtų būti fainas. Pilam visą kilogramą, nežiūrėdami. Ir žinoma Sensas. Sensas labai kvapus, labai šviesus, nerealus jaukas ir pilam viską. Ir, kaip sakoma, 3 drėkinimai. Šakies. Prasukėm, paliekam, pabrinks ir viskas bus puiku. Na va, pasiruošėm masalus, turime spalvoto dzikelio, biškį kukuniukų yra, kasteriuko vagausi su dzikais, kukurūzo, sliekelio truputį. Ir ką norėčiau parodyti, vieną gerą daiktą atradau Atoros. Vieną iš geriausių, kaip sakant, nes pas juos viskas yra labai gerai, kas mano žvejybai tinka. Tai dėžutė, pavyzdžiui, grūdams susidėti, bet jį pritaikyta yra palėtėm mirkyti. Supili čia palėtės ir sumirkai viską porą minučių ar kiek pagal pelėčių priklauso laiką, ką man parašyta ant gamintojo, kaip sakant, nurodyta. Ir viskas. Šį kartą aš naudosiu grūdam, labai gera dėžutė. Pliusas tas dėžutės, kad ji didelė, tikrai telpa ir guma uždėta ant dangtelio. Labai geras dalykas, puikiai viskas susidaro, nepraleidžia nei vandens, nieko, gali ir vežti ir taip toliau. Tai žodžiu, ką noriu pasakyti, naudokit tokius dalykus. Tai yra vienas dalykų, kuris mums padeda žvejot patogiai. Ir ką, mes einam skanuoti dugno. Ežeriukas nuostabus, Nemeikščių užtvanka vaikystės, krioklys, mašina vietoj, viskas vietoj, betonkė, sudėta, skanuojam dugnelį, pasišeriam ir pradedam gaudyti. Jėga! Ką, įimam meškerytę, radom distanciją 42 metrai. Įimam biškį stambesnės frakcijos, nežinom, kad čia šitas tvenkinys mėgsta. Įdedam truputį, pakamščiuojam jauką padarytą. Suleidžiam kokias 5-7 šėriklėlės. Permetimą iki 5 minučių, pažiūrim, kas gausis ir bus puiku. Nu ką, pirma žuvis, draugai?
Nedidelė koja, bet kibimas. Uždėjom tik tai matiliuką ir viskas good. Gaudom toliau, bandom, ne? Na va, prabėgo 24 jau minutės po viso bandymo. Tai žodžiu, dabar yra taip, kad viena koja, vienas kibimas ir kol kas ramu. Ką pastebėjau, tai kad padavėm biškį matiliuko ir užkibo kojytę tada iškart, bet išlaukimai labai ilgi. Bandysim toliau, žiūrėsim kaip čia kas. Dar matote saulę nenusileidus, laiko turim, kaip sakant. Oras geras, rytoj išeiginės, rytoj imsim kitą tvenkinį. Galbūt žiūrėsim kaip orų sąlygos rytoj ryte, nežada naktį kaip ir lietų. Ir viskas, pamatysime viską eigoje. Viskas bus gerai, dar tik pirma žuvytė. Ką, karšiukai įsibėgėja, bet jau po biškį reikės važiuoti ir namo. O, jau čia puskilinis toks, gražesnis. Na ką, mėlio žiūrovai, baigiam žvejybą, apsilankėm Utenoj, jau temsta, reikia važiuoti namo, kaip sakant, rytoj kitą žvejybą turėsim pratęsimą, reikia pailsėti prieš tai, reikia pasižiūrėti, ką pagavom. Pagavom neįspūdingai daug, žuvis labai neaktyvi, bet viskas, manau, pasiteisino, viskas gerai, jau kas sudirbo, reikėjo tam tikrų priedų dadėti, ką pamatėm, tik kad karpytas matiliukas padeda truputį, ko tikrai nesitikėjom, nes šitam kiek teko vaikystėje gaudyti, tai būdavo taip, kad čia reikia žirnių, kukurūzų ir panašiai, o pasirodo, čia viskas per 10 metų pasikeitė. Tai pažiūrim laimikį, ką turim.
porą karščiukų, keliaus namo, kaip sakoma, ir greit pasimatysime.